Kodėl dantų tiesinimo kapas dariausi Dubajuje? Paprastas atsakymas, nes Lietuvoje tiesiog man buvo per brangu. Papasakosiu istoriją. Prieš kažkur maždaug 6 metus sugalvojau, kad man reikia kapų. Nuėjau pas gydytoją, pasakė, kad reikės nešioti 9 mėnesius ir dar buvau jaunesnė ir galvoju, kažkaip, gal įsitiesins patys tie dantis, bet praėjo metai, supratau, kad nieks nesikeičia, dantis tik tai eina kreivyn. Na ir sakau, reikia susiimti. Tuomet pradėjau ieškoti klinikų, kur Lietuvoje daro kapas ir kokia jų kaina. Orientavausi į tai, kad man reikės maždaug 9 mėnesių gydymo, tai sakykime iki metų. Žodžiu, atlikus kažkokią tai paiešką internete, klinikose paskambinus, gaudžius akcijas, geriausia kaina, kokią buvau radusi, Lietuvoje buvo 3500, na, sakykime, vidutiniškai 4000 eurų metų gydymas kapomis. Tai kaina pasirodė kiek brangoka kažkaip tai. Ir žinojau, kad Dubajuje tokie dalykai yra daug pigesni, kadangi ten yra labai daug konkurencijos, daug klinikų ir kainos yra kiek patrauklesnės. Todėl nieko nelaukus, susiradau klinikėlę Dubajuje, kur pasiūlė geresnę kainą, bet dar tiksliai nieko nežinojau, tiesiog nuvykau konsultacijai. Tai į Dubajų važiuoju atostogų pas draugę, nusirašiau pirmą dieną pas gydytoją. Tai iškart nuėjus pas gydytoją, jisai padarė tyrimus, sakė, kad reikia maždaug 9 mėnesių, kad mano dantis būtų tobuli. Na ir kaina, kurią jis man pasiūlė, buvo 2000 eurų. Čia su panoraminiam nuotraukom, su visais reikiamais tyrimais. Kas keisčiausia, pavyzdžiui, kad Lietuvoje tau padarytų tyrimus ir pasakytų, kiek reikės tau kapų, kainuoja vidutiniškai, sakykime, nuo 200 iki 400 eurų. Tai Dubajuje tas yra visiškai nemokamai, tu gali nueiti į kliniką, tau padarys tyrimus, pasakys, kiek reikės nešioti kapas ir tu gali jų net nepirkti, tai yra nemokama. Tai vat, taip ir nusprendžiau ir pasidariau kapas, jau kaip matote, nešioju jas. Ką galiu pasakyti, pirmą mėnesį buvo labai keista, iš tikrųjų labai daug vasėlės tiesiog darydavau, nes jos kaupdavosi tuose kapuose. Dabar jau nešioju 2 mėnuo, tai galiu pasakyti, kad tikrai yra daug geriau. Švepluot, visada šveplavau, tai ką čia jau nieko nebepakeitė. Ne, bet iš tikrųjų dabar tikrai geriau jau kalbu. Aišku, jeigu reikia labai daug vienu metu kalbėti, tos seilės pradeda rinktis tuose kapuose, tai tuomet tikrai pradeda toksai, noris atrodo įsisiurbti. Tai stengiuosi šiuo metu nekalbėti tiek daug, bet būna kartais, kad tiesiog jau nebežinai, kur dėti tų seilių burnoje. Tai tas toksai minusas. Bet sakyčiau, kardinaliai tavo kalbėsenos nepakeičia. Pirmas dienas taip pat kas buvo, tai labai buvo sunku miegoti. Atrodo, kad burnoje, ta prasme, atvira burna miegodavau, nes net nesusičiaupdavo. Ir labai sausėjo burna, ta prasme, kokią savaitę aš jaučiausi, kad kiekvieną dieną miegi ir atrodo kaip ant didžiausio pachmo atsikeli, išgeri stiklinę vandens, taip. Sunku buvo, iš pradžių galvojau, kad tikrai neįprasiu, bet dabar tiesiog tų kapų, galima sakyti, nebejaučiu. Ir jeigu galvojau, aš galbūt nenešiosiu, numesiu jas, tai iš tikrųjų taip nebuvo. Nuo pat pradžių labai nešiojau ir, būna aišku, kad visiems ten ilgiau valgai kažkokią vakarienę, bet šiaip išnešioju tikrai. Nes yra tokie ant dantų atačmentai, čia tokie burbuliukai, kaip plombytės, kurios prilaiko tas kapas, tai man iš pradžių iš vis buvo labai keista, nes liežuvis labai ant jų taip strigdavo ir nemalonu būdavo, tai su kapom tai tiesiog tokie lygus dantis ir toks malonumo jausmas, man bent jau. O dabar pasikeiskime į naujas kapas, tai darau kas 2 savaitės mano gydymas, tai bent jau padarytas. Gavau iš karto visą dėžę kapų. Tai labai smagu, kad gali pamatyti, kaip tavo dantis atrodys jau su finalinė kapa. Man apačiai reikės 2 kapom mažiau negu viršuje, jeigu neklystu. Jeigu kažkokių turit klausimų ir kažkas domina, tai klauskit, o dabar pasikeiskime kartu kapą. Labai įdomu, kaip bus. Su paskutiniam 3 buvo taip, kad 2 labai apačioj veržė ir taip stumė dantis, o 1 labai viršų. Tai buvo, aišku, kai įsidedi naują kapą, labai sujautrėja dantis, nusiemus jauti tokį spaudimą ant, pavyzdžiui, to danties, kuris labiausiai išlindęs. Tai, įdomus pojūčiai. Dažniausiai stengiasi ką pasikeisti naktį.
nes tuomet nejauti to skausmo ir per naktį jau biškutį pripranta dantį, sakyčiau. Tai šį kartą pirmą kartą keisės dieną. Tai, galiu pasakyti, kai įsidedi pirmą kapą, tai, nenori jos taip traukia, ne dėl nieko, jau apskaičiuoji, ar tikrai nori valgyti kažkokį dalyką prieš traukiant, nes pojūčiai tikrai duoda. Kai dabar jau tą antrą savaitę tą kapą, tai jau galėtų ją per sekundėlę įsitraukti. Tai yra toks dalykas. Užkiši už šono. Ir turim vieną svorį už seilės, bet jau toks gyvenimas su kapom. Iš tikrųjų, tai aš dažniausiai su pirštais įsitraukiu, tik kai būna šviežiai pirmą dieną dėta kapą, tada naudoju šitą pagalbininką, nes tiesiog tada paprasčiau įsitraukti šiaip su pirštu tiesiog. Taram, kapą numeris 4. Žinokit, kaip greitai laikas eina, pastebi, kai reikia kapas keistis. Atrodo 2 savaitės, kaip ilgai, vieną po kitos, opa ir žiūri tiesus dantukai. Dabar turim tokią situaciją. Aišku, dabar dantis yra plečiami, tarpai čia didėja. Tikrai neturėjau tokią tarpą prieš tai, bet gražiai su kiekviena diena. Žinau, ar žinot, bet kapas reikia dėtis nuo viršaus. Čia mano naujoji kapa. Ką bandom, žiūrim, kas čia bus. Aha. Oho, wow. Tiesiog, kad reikia apsiprasti. Šį kartą viršų spaudžia labai, labai pasakysiu. Apačia. Apačia gal kiek geriau, sakyčiau. Šveplavimas prasideda naujas, reikia įprasti. Čia yra toksai šnekėt negaliu. Čia yra toksai kramtukas, tai ypatingai, kai naujos kapas būna, tai reikia jį tiesiog pakramtyti, kad susistotų kapos į vietas. Naujas kapos įdėtas, spaudimo tikrai yra. Bet jeigu reiktų įvertinti skausmą, negaliu pasakyti šis, kad yra toks skausmas, kad tu negali gyventi. Sakyčiau, koksai 6, 7. Pirma man kapo, kas buvo nuostabiausia, man įdėjo ir aš laukiau tokio skausmo, čia visi pasakojo, Dieve, čia reiks vaistus gerti, čia nežinosiu, kur dėtis. Pirmas kapas įdėjo, tai aš buvau tokia, kada bus tas skausmas? Nežinau, gal aš esu blogesnių procedūrų gyvenime apturėjęs, bet net nepasakyčiau, kad žinokit, yra tas skausmas. Tiek žinių, naujas kapas jau įdėtas vietoje. Jeigu turit kažkokių klausimų ar domina kažkas apie kapus, rašykite komentaruose. Tikiuosi, šis video buvo informatyvus. Ir aišku, jeigu širdutę uždėsim, tai bus išvis ledas. Ikiukas.